metimo nepataiko iš po krepšio. Na, manau, kad turbūt pabūgo kažkiek ir Lauryno Biručio. Tas metimas buvo šiek tiek toks pagreitintas. Čia gerą poziciją užsiema Laurynas Birutis. Bet kol kas puolime Žalgiris gana lengvai renkasi taškus. Ir šį kartą kantriai ten turėjo progą išsimesti tiek Modolo, tiek Rupštavičius, bet štai taip. Ką mesti iš toli gali surasti visiškai. Po krepšio. Gerą poziciją užsiėmė, o čia gerą perdavimą užmetė. Rupštavičius Birutis tikrai turės dar galimybę atsidaryti. Ir čia kaip puikiai sužaidžia Rupštavičius, ne tik išmušęs kamuolį, bet ir jį grąžinęs komandai. Čia Birutis. Tiek bandys tikrai užkurti savo komandai. Norėjau sakyti prikelt, bet tiesiog užkurti, nes atvyko gal kažkiek tiesiog irgi jau vis tiek 22 taškai dar pirmoje pusėje, tai kažkokias jau turbūt treneris galvoja ir mini užduotėlės, bent jau kažkokio. Maškinėlis už kiekvieną pataikytą tritaškį. Čia Destinas Lyvas su kamuoliu, Rupštavičius kyla ten, Biručio užtvara 2 prieš 1 lieka žaisti ir labai didelį. Arčiau krepšį ir dar vienas jo taiklus, identiškas konemetimas iš baudos aikštelės. Čia balioną užmeta Rupštavičius Biručiui, kaip giliai tenai Birutis ir jokių šansų. Ar maždaug ties baudų metimo liniją ir tada jis arba suranda komandos draugą arba meta metimą aukštą. Tiek LKL, tiek Eurolygoje. Daug progų jam sukuria Žalgirio. Paskui persikėlė į pirmąją Bundeslygą, tik tiek, kad praėjusią sezoną vos 2 mačai sužaisti, daug nerungtyniauta. Čia gali užpulti prieš aikštės gynybą, gali tikrai pabandyti atkovoti kamuolį ir sukurti